taip sakant, vidiniam naudojimui. Kas? Taigi, draugai, grįžkime į pradžią, į tai, ką aptarėme. Jūs supratote jau kaip mokytojai, kad jūsų jogos vedimas, jo kokybė priklauso nuo daugybės faktorių. Ir išnagrinėkime šios faktorius. Pirmas, jūs pasakėte auditorijos kiekis, tai yra kiek pas jūs žmonių atėjo į treniruotę. 50 vienas rezultatas jums, 5 visai kitas. Iš materialaus požiūrio taško jūs laimėsite su 50 užsiiminėjančių, tačiau iš energetinio prie 5. Kur rasti aukso viduriui, kad ir jums būtų gerai, ir užsiiminėjantiems. Tai įmanoma? Kaip manote? Individualiai? Ne. Iš patirties individualios praktikos, kurios daromos, jos dar sunkesnės mokytojui nei grupiniai užsiėmimai. Jeigu grupėje daleiskime energiją kažkokiu būdu susibalansuoja vidutiniškai, o kai žmogus užsiiminėja vienas ant vieno, tada iš tiesų labai sunku. Nes žmonės, kurie ateina ir moka jums už tai, kad jūs pasikeistumėte su jais energiją, jie dažniausiai yra tokioje energetinėje būklėje, kad iš principo labai sunku. Aš niekada nevedu personalinių individualių užsiėmimų ir kai man siūlo, sakau, žinote, pas jūs nėra jokių kontraindikacijų bendrai grupiai. Tai yra, visi ten kažkokios ambicijos pas žmogų ar norai pakalbėti, tai galima padaryti ir netreniruotėje. Tai mano asmeninė nuomonė, kad geriau panaudoti savo energiją grupiai žmonių. Kiekvienas gaus savo. Nei vienam žmogui, kuris iš principo vargu ar panaudos. Tačiau dar kartą pasakysiu, tai grinai mano asmeninė nuomonė. Grįžkime, kokie dar rodikliai arba kontraindikacijos yra grupinėse praktikose arba iš viso užsiėmimuose. Kokios dar yra problemos salėje pas jogos mokytoją su grupe? Komentaras iš salės. Daleiskime įvairius pasiruošimo lygis pas užsiiminėjančius. Gali tai būti, kad dažnai žmonės, kurie vaikšto, daleiskim metus ir kurie daro tiesiog pirmus žingsnius ir pabandyk juos sujungti į vieną krūvą. Ne visada tai gaunasi tiesiog. Kartais žmonėms patiems patogiau pagal laiką 6 valandos treniruotė. Ir žmogus, kuris metus vaikšto nuo 6 ir žmogus, kuris tik pradeda eiti, eis į tą grupę nuo 6. Kad jam tinka mokytojo laikas ir būna, kad 50 ant 50 naujokai ir tie, kurie jau viską žino. Buvo grupės pradedantiesiems, į šią grupę vaikščiojo 2 metų bėgyje vieni ir tie patys žmonės. Ir jie tiesiog vaikščiojo dėl instruktoriaus ir tęsė užsiiminėti jogą pradedantiesiems. Jiems buvo patogu, malonu ir taip toliau. Todėl čia taip nesigauna. Tai arba gaunasi tavo asmeninė grupė, kurią tu surinkai ir kažkur atskirai užsiiminėjai, kitaip niekaip. Gerai, tada tai daugiau mažiau suprantama. Tuomet žiūrėkite, pirma, į ką verta atkreipti dėmesį, tai yra jūsų energijos būklė, tai yra su kokia energija jūs atėjote į salę. Tai sąlygoja turbūt 70% jūsų praktikos sėkmės. Ir išnagrinėkime, ką būtina daryti jums, kad ši energija pas jūs būtų. Kokie variantai? Asmeninė dvasinė praktika. Teisingai. Darbas su salė, kažkoks nusiteikimas, 10-15 minučių. Kokie dar variantai? Man atrodo, bendravimas su meistru padeda. Tai yra, pas jūs turi būti kažkoks mokytojas, kuris jums padėdinės. Taip? Taip. Dar kiti žmonės, kurie padeda tau kelyje. Dar yra kažkokie variantai? Na, sutikite, asmeninė praktika, jos suvokimas bus pas visus subjektyvus. Kažkam asmeninė praktika yra 15 kažkokios pranajamos minučių. Viskas, padariau, varnelę dieninę pastatė ir nubėgo vesti užsiėmimų. Absoliučia prasme, jeigu pas jūs bus per dieną bent 3-4 valandos praktikos, absoliučia prasme, pas šiuolaikinį žmogų, jeigu jūs neužsiiminėsite su savimi 3-4 valandas, tuomet jūs dalinsitės resursais, kuriuos atnešėte iš praeitų gyvenimų į šį gyvenimą. Nes jogos mokytojas, vargu jūs šiame gyvenime nei iš šio, nei iš to nutarėte vesti jogą. Įprastai taip nebūna. Šiame kelyje egzistuoja tam tikri, kaip pasakyti,
Ribojimai. Įprastas žmogus, atleiskite, žmogus iš gatvės, jis negali tapti jogos mokytoju tiesiog taip. Jis gali užsinorėti, jis gali gauti sertifikatą ir iš patirties tokių žmonių panašiai pusė, kurie dalyvauja sertifikacijos kurse. Pusė iš jų po metų, antrų jau nebeveda jogos, nes supranta, kad jie, pavyzdžiui, netempia. Aš pats savo laiku pravedinėjau sertifikacinius kursus ir aš kaip ir žinau tų žmonių vidutinę temperatūrą, o tie 50%, kurie pasilieka, jie ir praeituose gyvenimuose užsiiminėjo panašiai tuo pačiu. Jiems mokyti jogos tai pagrindinis jų gyvenimo kredo. Tačiau pas kiekvieną žmogų yra tam tikras resursas. Jeigu per asmeninę praktiką nepapildyti tos energijos, kurią atiduodate, kurią jūs keičiate su kitais, tai jūs anksčiau ir vėliau išsemsite tas atsargas, kurias atnešėte. Visi sutinkate. Suprantate apie ką? Iš mano požiūrio taško labai gerai daro kundalini jogos mokytojai, kai jie nusiteikia prieš praktikai ir atitinkamai kaip ir atsitapatina nuo savo asmenybės. Praveda per save energiją. Buvote susidūrę su kundalini? Ne? Tai yra, jie veda ne nuo savęs, o nuo Mahatmos, ar kaip ten jie vadina, tiksliai neprisimenu. Tai iš tiesų labai pozityvu, kai žmogus ne nuo savęs, ne nuo savo ego bando perduoti žinias. Ir jūs visiškai teisingai pasakėte, kad jeigu pas jogos mokytoją, pas jūs nėra kažkokio dvasinio mokytojo, kuris jūs gali palaikyti sunkią minutę, iš energijos požiūrio taško arba iš kažkokio patarimo požiūrio taško, taip pat bus labai sunku išsilaikyti, nes nuneša labai stipriai. Jogos mokytojas yra lakmuso gabalas. Dabar paliesiu tokią temą, kuri gali net ausį rėžti. Yra toks suvokimas – lervos. Girdėjote kada nors? Ne? Tai energetinės būtybės, kurios maitinasi žmonių emocijomis. Tai yra tie, kurie išvedinėja žmonės ant vienų ir kitų emocijų. Štai tuo ir gyvena. Tai tam tikra kategorija būtybių, kurios turi tam tikrą klasifikaciją ir tam tikroje ezoterinėje literatūroje jos labai aiškiai ir suprantamai aprašytos. Tačiau faktas, mano patirtis rodo, kad taip yra tokios būtybės, kurios gali maitintis arba negatyviomis žmonių emocijomis, arba atvirkščiai, pozityviomis, kai žmogus patiria kažkokį džiaugsmą ir kažkas tuo maitinasi. Ir jogos mokytojų problema tame, kad jogos mokytojas yra kaip ypatingoje būklėje, nes gali valdyti grupės energiją, kuri ant jo egzistuoja. Yra žmonės, kurie vaikšto į užsiėmimus ir formuoja to mokytojo energiją. Ir gaunasi, kad jeigu pas kažkokį žmogų atsiranda kažkoks noras, tai jis švaistys netgi ne savo energiją, o to mikropasaulio, kurį jie sukuria savo salėje. Tuomet gaunasi, kad, įsivaizduokite tokią situaciją, yra toks suvokimas, šopingas, kai perka parduotuvėse ir negali sustoti. Šopoholikai. Va, žiūrėkite. Čia tokia situacija, kad šopoholikas staiga savo piniginėje randa kažkokią nesibaigiančią monetą. 10 rublių. Nesvarbu, kiek duosi, ten vis tiek 10 rublių. Ir labai didelis skonis bus pas tokį žmogų, kad jis kaip ir anksčiau tenkins savo kažkokias silpnybės. Ir pas jūs, kaip pas jogos mokytojus, 100% pas kiekvieną iš jūsų bus kažkokie polinkiai, pasirinkimai arba atvirkščiai, kažkokie atstumimai, neigimai, kuriuos viena ar kita forma realizuosite. Tačiau labiausiai stebina tame tai, kad labai dažnai šie jūsų polinkiai suformuoti ne jūsų, o tos grupės, kuriai vedate jogos užsiėmimus. Tikriausiai esate pastebėję, kai pravedi kažkokiai grupiai užsiėmimus, pas jūs, jeigu vedate jogos užsiėmimus daugiau nei 3-5 metus, jūs tai pastebėsite. Užtenka atsirasti kažkokiam naujam žmogui standartinėje grupėje, kurią jūs žinote, pas jūs nuo visos treniruotės pojūtis, nors visi likę žmonės tie patys, pojūtis kitas. Taip, kodėl tai vyksta, kaip manote? Nes jo, grubiai tariant, aptemimai, nors kažkam šis žodis nepatiks, jo troškimai potraukiai, jie išsisklaido bendroje grupės energijoje, o jūs, kaip šios grupės lyderis, jausite tai kaip pats pirmas žmogus. Ir jeigu tas žmogus atnešė į jūsų grupę kažkokią lervą, jam taps lengviau. Tačiau ta lerva pamačiusi jūs, ji užsinorės suvalgyti jūs, visą tą energiją, už kurią jūs atsakote. Suprantate? Tai yra, per jūs norės realizuoti visus tos potraukius, kurie pas jūs kaip tas nesibaigiantis rublis realizuoti.
Todėl taip mažai žmonių pagal mano patirtį iš jogos mokytojų virš 10 metų išgyvena šiame kelyje. Kyla per didelės pagundos, kurios juos tiesiog nuves nuo šio kelio. Iš patirties stebint tai. Dažniausiai jogos mokytojai išlaiko daugiausiai 2-3 metus, paskui procentas, kuris buvo, jis mažėja. 5 metai, panašiai 30% žmonių. Iki 7 metų prieina turbūt 15-20 procentų. Būtent dėl to, kad energijos kiekis, kuris yra aplinkui žmogų, jis negali jo perdirbti. Mes nagrinėjame situaciją, kai žmogus po mokyklos instituto gavo jogos mokytojo diplomą, nesusimastydamas apie jogos sudedamąją dvasingumo dalį, pradeda uždirbinėti pinigus. Nagrinėjus šį momentą. Ką daryti, kad to išvengti, kaip manote? Kad nesigautų tokia situacija, kad jums tektų keisti profesiją, nes toliau nėra traukos. Iš salės komentaras. Reikia ilsėtis. Andrėjus atsako. Kokiu būdu? Rekomenduojama nueiti į kiną pažiūrėti blockbusterį? Komentaras iš salės. Mažinti grupinių užsiėmimų treniruotes. Andrėjus. Turiu vidinę patirtį, nesiduosiu į detalės. Dabar man reikia apie 4 valandų praktikos, kad prieičiau prie paties savęs, prie savo asmeninės būsenos. Tačiau pas mane be jogos vedimo didelis visuomeninis darbas. Kaip neįprastai skamba, taip aktyvi veikla internete ir taip toliau. Taip, koncentracijos kiekis pakankamai didelis ir atitinkamai mano energijos neužtektų, kad visą tai judinti po truputį. Todėl, žinoma, pas jūs turi būti arba kažkoks mokytojas, arba, kaip jūs pasakėte, netgi ne vienas mokytojas, kuris gali jūs skirtingose segmentuose energetiškai pripildyti arba palaikyti. Tuo pačiu būdu, kaip jūs suvalgo grupę, taip pat ir jūs valgysite to mokytojo energiją, kuris turi daugiau už jūs praktikuoti arba koncentruotis į tam tikrus absoliučius dalykus. Tai, ką sakau, niekam ausies nerežia? Adekvatus dalykai? Taip, suprantama. Mokytojas, tas mokytojas, kurį jūs pasirinkote tam tikram laikui, vėlgi, kaip rodo patirtis, mokytojai taip pat keičiasi. Kažkas juos kolekcionuoja. Visada stebiu tuos žmonės, kurie ir pas tą į satsangą važiuoja, ir pas tą perdavimus gauna, ir pas tą pašventinimus į mantrą. Viskas viename. Pa žmogų gyvenimas kaip ir pasisekė, nesiginčijam. Kažkam tai gerai ir netgi puiku. Kaip rodo patirtis, absoliučia prasme turite savarankiškai kurti ryšį su tam tikrais dieviškais didingumais ir kaip paaiškinti, kad iš vienos pusės klausos nerėžtų. Jūs turite rasti kelią pas Dievą savarankiškai, be tarpininkų. Nes bet koks jogos mokytojas tai yra tarpininkas, tam tikram absoliutui. Taip, suprantate? Jeigu tokį kelią rasite, tai iš esmės būsite nepriklausomi nuo daugybės faktorių, jeigu galėsite rasti. Tačiau bus labai nepaprasta. Taigi, padarykime apibendrinimą šiai įžangai, kuri pusę mūsų paskaitos jau suvalgė. Pirma, jūs turite užsiiminėti savarankiškai ir, prašau, netaupykite laiko. Jūs tai darote ne dėl savęs. Man dabar parašė mano gera pažįstama, kuri dabar Indijoje. Jau nežinau kiek mėnesių sėdė ašrame ir užsiiminėja. Ir užsiiminėja tik dėl savęs. Ji man atsiuntė pranešimą, kad dabar kažkokios dienos, kažkokios ypatingos, kai asmeninė praktika gaunasi geriausiai. Jie ašrame sėdi po 20 valandų ir užsiiminėja. Jūs turbūt nustebins, o kam? Ką reiškia 20 valandų per parą užsiiminėti? Jie būtent užsiiminėja, kad pakeistų energiją ne tik dėl savęs, tačiau ir dėl tų žmonių, kurie su jais vienu ar kitu būdu susiję. Jie užsiiminėja praktiką dėl kitų žmonių, visų pirma, o ne dėl savęs. Ir jeigu jūs užsiiminėsite jogą ir kažkokiamis vidinėmis praktikomis, būtent dėl kitų žmonių, patikėkite, pas jūs atsiras jėgos ir suvokimai, dėl ko jums reikia kentėti vienus ar kitus momentus, kodėl reikia dėti pastangas, jūsų joga ar jūsų asmeninė praktika turi iš viso būti statoma ne dėl savęs. Tol, kol pas jūs bus savanaudiški, taip, suprantu, kad jūs visi suaugę jogos mokytojai puikiai suprantate, jog ta joga, kuri egzistuoja Indijoje, indiškai rinkai, ir ta joga, kuri platinama vakarų šalyse, kurioms mes priklausome, tai visiškai skirtingi dalykai, kai kuriais atvejais visiškai priešinga. Dauguma šiuolaikinių žmonių, kurie atėjo pas jūs į jogos užsiėmimus, dėl jų joga tai fizinė kultūra,
Sulieknėti prieš pliažo sezoną, susipažinti su ko nors, parodyti save ir savo dieninę uždėti varnelę, kad paužsiiminėjau jogą. Tai neva kieta. Teisingai suprantu. Vidutinė temperatūra Maskvoje tokia. Manau, pas jūs nedaugiau ko skiriasi. Tai yra dauguma ašramų Indijoje, kur prisilaiko paramparos, su vakarų joga neturi iš viso jokio santykio. Visiškai. Ir asanos pas jos naudojamos tik tam, kad žmogus pasiruoštų tam tikroms vidinėms praktikoms, nedaugiau. Tačiau vakaruose vidinių praktikų parduoti praktiškai neįmanoma. Šlovė tiems mokytojams, kurie bando tai platinti iš požiūrio taško būtent esmės platinimo. Tokių mokytojų mažai, tačiau jie vis tik yra ir jie kartais vyksta į vakarus. Žinau, kad pas jūs atvažiuoja, kurie platina indų mokymus. Vis tiek indiškas produktas rusiškam vartotojui. Rekomenduoju visiems, jeigu yra galimybė, nuvažiuokite į Indiją, į kažkokį ašramą. Geriau 2 ar 3 ašramus kuriam laikui. Daleiskime 5 metų bėgyje 5 ašramus. Galite sau leisti, daleiskime pusį mėnesio nuvykti į Indiją. Teisingai suprantu? Ne? Negalite? Kodėl? Jūs uždirbkite $1000 per metus savo tobulėjimui. Manau, kad galite tai sau leisti. Ir su šiais $1000 galite ramiai nuvažiuoti į Indiją, ten pragyvenimas ašrame kainuoja kapeikas, netgi nesakau kokį ašramą, į bet kokį ašramą nuvažiuoti ir paužsiiminėti. Tai kainuoja kapeikas. Daugumoje tai maitina praktiškai nemokamai, užmokėjote kažkokius pinigus, ten paaukojimus ir užsiiminėjate visiškai ramiai. Pagidautina susipažinti su įvairiomis tradicijomis, įvairiomis koncepcijomis, kad jūs būtumėte pasikaustę ir turėtumėte įsivaizdavimą apie tą jogą, kuri dabar Indijoje išsisaugoja. Taigi, pirma, grįžkime prie asmeninės praktikos. Pagidaujama jogos mokytojui užsiiminėti asmeninę praktiką, be to jūs ilgai nepratempsite. Pas jūs anksčiau ir vėliau resursai iš praeities pasibaigs ir jūs, atsiprašau už išsireiškimą, vampyrinsite jūsų asmeninę salę, kuri tiesiog keisis. Ir jūs kaip voverė ratelyje, nauji žmonės, nauji žmonės, nauji žmonės, nauji, o tai patys suprantate, sunku. Jeigu prieš tave kasdieną bus nauji žmonės, jūs tiesiog ilgai nepratempsite. Maskvos jogos studijoje dabar jaunų jogos mokytojų kaita, kurie ateina metams 2 padirbėti, kaita labai didelė. Tai yra, jogos studijos gyvena dėl jaunų žmonių resurso. Jaunas žmogus atėjo, 2 metus atidirbo, jam mokėjo kažkokius pinigus, paskui kitas jaunas žmogus, nes prieš tai buvęs jau net laiko. Tam, kad to nebūtų, jums būtina užsiiminėti asmeninę praktiką. Asmeninės praktikos naudojamos dėl 2 priežasčių. Pirma, kad sukaupti energiją ir ją atiduoti. Antra, kad atsikratyti nuo tos energijos, kuris su jumis neturi jokio santykio. Dėl to klausimai, pasiūlymai, prieštaravimai pas jūs yra? Suprantate, kame skirtumas? Iš vienos pusės išsilaisvinti iš energijos, antra, sukaupti energiją. Kaip tai suprantate? Pakalbėkime detaliau, kad nebūtų skirtumų. Kaip sudaryti asmeninę praktiką? Kokiu principu? Pas jūs yra kažkoks mokytojas? Taip yra. O ką jums rekomenduoja? Asmeninė praktika, mantras, metus kartoju mantras, paskui eina tokiais laipteliais, 3 laipteliai, kas ką pasirinko. Ir yra galimybė pakeisti, jeigu supranta, kad su atsidavimu sunku. Na va. Žinoma, be mantrų jūs ilgai nepratempsite, nes mantros jums leidžia pakeisti jūsų vibraciją visų pirma. Tačiau dažniausiai, nors mes sakome žodį mantra, nors greičiausiai jūs turite mintyje kažkokią mantrą, į kurią jūs išventino, jums pasakė, kad tai jūsų personalinė mantra, apie kurią niekam negalima sakyti ir kurią reikia pakartoti kažkokį kiekį kartų, dažniausiai. Žinoma, į ausį pasako mantrą, kurią žino visi. Aš savo laiku išbandžiau įvairias mantras.
Ir mano patirtis ir raštai tą patį sako, geriau už Om nėra nieko geriau. Joks pašventinimas. Tiesus kelias, pats trumpiausias kelias, kaip prieiti prie tam tikro suvokimo. Juk, na gerai, mano rekomendacijos, pati stipriausia mantra, tai mantra Om. Jeigu galėsite ją panaudoti savo praktikoje, jūs pajausite rezultatą. Antroje vietoje, pagal mantros jėgą, tai Om Namah Shivaya. Tam tikrose variacijose. Viena iš pačių stipriausių mantrų. Visa kita, ką duoda ašramuose arba atvažiavę gurudžiai jums duoda. Supraskite, prašau teisingai. Pasakysiu, kai kam nelabai malonius dalykus. Tačiau už gurudžių yra tam tikras egregoras, kuris jumis maitinasi. Tai, ką su jumis kalbėjome, jūs ateinate į salę, duodate kažkokią energiją, gaunate. Lygiai taip pat visi ašramai Indijoje. Iš viso yra toks dalykas, kad meilė, Babadži, turi puiku, nesiginčiju. Grįžkime prie mantros. Jūs galite praktikuoti, turėkite mintyje, kad tas gurudžis, kuris jums perdavė mantrą, jūs iš vienos pusės maitinsitės jo energiją, či, jo gyvybinė energija, jeigu jis yra adekvatė, tačiau iš patirties tie vakariečiai, kodėl iš patirties? Suprantate? Tie, kurie sėdi ašrame Indijoje, jie stengiasi ypatingai nevažinėti ir užsiiminėja būtent praktiką. Tie, kurie važinėja po pasaulį vesti paskaitas, jie negali užsiiminėti savo asmeninę praktiką. Tiesiog sakau, kaip yra. Suprantama? Todėl sakau, geriau važiuokite savarankiškai ieškoti kažko, jeigu norite šioje tradicijoje kažką rasti. Ir pirmoje vietoje skaitykite pirminius šaltinius. Niekada netikėkite žodžiu kažkokiems gurudžiams. Ne tai problema. Visi žmonės skirtingi. Ir kažkam fanatizmas tam tikrame lygyje yra normalu. Bičiuli, grįžkime. Jokių būdų nenoriu nieko smerkti, nes visiems reikia praeiti tam tikras pamokas. Tiesiog sakau tam tikrus nepatogius dalykus, supraskite, kartojant mantrą kažkokio gurų, jūs vis tiek gaunate jo egregoro energiją. Jeigu šiam egregorui viskas bus gerai, ir pas jūs bus gerai. Jeigu po kurio laiko jau nebus gerai, tie, kas užsiima visuomeninė veikla, pas juos automatiškai po kurio laiko prasidės problemos. Tai susiję. Suprantate kodėl? Ne? Nes pas žmogų neužtenka energijos asmeniniai praktikai ir tame esmė, kad geriau savarankiškai kurti santykį su tam tikrais absoliučiais didingumais, veličinami, tiesiogiai, be tarpininkų. Aš tai bandžiau jums danešti. Kaip jūs statysite savo praktiką, kokiu būdu? Visa tai visada individualu, pagal jūsų polinkius ir pagal jūsų jogos kelią, kuriuo judate. Aš nerekomenduoju, bent jau, kai manęs klausia, ką daryti, asanas kažkokias, sakau, klausykite, kokias asanas? Tau ką, salėje asanų mažai. Stenkis sėdėti, stenkitės stabiliai sėdėti su tiesia nugara ir, jeigu tai įmanoma, atlikti pranajamą. Pasiek kažkokio rezultato pranajamoje. Be asmeninio patyrimo jums bus vėlgi sunku užsilaikyti jogos kelyje, asmeninio tobulėjimo kelyje. Būtinai filtruokite tą informaciją, kurią vartojate. Pas ką yra televizorius, prašau pakelkite rankas. Žinau. Pas jūs tokia karma, kad jūs dabar gyvenate ne vieni. Ir pas jūs kaip ir tokia programa galvoje, kad kartais naujienas galima pažiūrėti, kažkokį filmą pažiūrėti. Jeigu jūs norite užsiiminėti jogą suaugusiai, tai pasistengkite apriboti informaciją, kurią dedate į save ir vartojate. Sąžiningai pasakysiu, nieko gero iš televizoriaus negausite. Tačiau svarbiausia, kad tas energijos rinkinys, įspūdžių rinkinys, kurį gaunate iš televizoriaus, jūs dalinsitės su savo užsiiminėjančiais ir jie tai jaus. Jūs nieko nesiskirsite nuo įprasto žmogaus. Kam eiti pas jūs į jogą? Kad pas jūs energija skirtusi, pas jūs turi būti specifinis gyvenimo būdas. Tai specifinis reiškia sveikas, sąmoningas gyvenimo būdas. Ta informacija, kurią jūs vartojate, jūs praktiškai užsiiminėjate savižudybę. Jūs nepatikėsite, bet tai yra taip. Jogui televizorius tai degradacijos priemonė.
Na, padiskutuokime. Esu įsitikinęs, kad pas jūs kiti požiūrio taškai. Visiškai pritarėme. Tai faktas, supraskite. Visi vaizdiniai, kuriuos įdedate į savo vidinį pasaulį, tolina jūs nuo jūsų asmeninio savęs pažinimo. Kuo daugiau žiūrėsite išorėje, tuo ilgiau reikės aiškintis su savimi. O jogos mokytojas yra tokioje pareigybėje, kuri jam neleidžia, kaip ir dalintis įprasta energija ir įprasta informacija. Jis energetiškai turi skirtis nuo tų žmonių, kurie pas jį ateina. Tai pasiekiama tik dviem būdais. Apribojimu, dedant į save informaciją. Negalima valgyti bet kokio maisto. Jūs turite suprasti, ką valgote ir prie kokio rezultato tai prives. Ir atitinkamai jūsų asmeninė praktika. Kokias pastangas dedate, kad pakeisti energiją. Jūsų asmeninė praktika keičia visų pirma tą energiją, kurią gavote salėje. Įsivaizduokite, yra toks suvokimas, bendri susijungiantis indai. Yra du indai, juose tam tikras kiekis energijos, tarp jų tam tikras vamzdis, jeigu kažkur daugiau, o kažkur mažiau, susijungimo metu jie susibalansuoja. Teisingai? Dabar įsivaizduokite, kad jūsų energija, jeigu jūs daugiau mažiau adekvatus žmogus, jis skirsis nuo žmogaus energijos, kuris ten prasidėjo ofise ir atėjo pas jūs užsiiminėti, o turi skirtis. Ir tik tuo atveju, jeigu jūs iš tiesų būsite skirtingi, jūs iš tiesų galėsite šitam žmogui kažką duoti. Duoti būtent tam tikrą blaivybę, sąmoningumą arba, kaip sako, satvos energiją, gerovės energiją. 3 pagrindinės energijos rūšis. Žinote? Tamas, radžas ir satva. Pas jogos mokytoją turi vyrauti satva. Jeigu jis dalinsis gerovės energiją, bus gerai visiems. Jeigu ne, jis bus tiesiog žmogus, kuris tiesiog uždirbinėja pinigus su jogos pagalba, trumpą laiką. Ir iš principo niekam nuo to nebus gerai. Iš salės. Norėjau paklausti apie mantrą Om. Yra įvairios variacijos, tiesiog gieda Om, Aom, Aum. Kame skirtumas? Neradau informacijos. Savo laiku girdėjau skirtumą, kad Om. Klausykite, geriau apie tai nekalbėkime, nes mano patirtis rodo, bet ką giedokite, palaipsniui rasite pagal vibracijas, kažką savo išsirinksite. Yra nuomonė, kad jos veikia skirtingai, tačiau šios nuomonės priešingos, negaliu jų transliuoti ant jūsų, nes tai tik nuomonės, kurios neranda patvirtinimo mano vidinėme pasaulyje. Tas mantras Om variantas, kurį įprastai duodu per seminarus, tai A-O-U-M. 4 garsai. Yra žmonės, kurie duoda kitaip, be problemų, tegul duoda. Ir žinote istoriją apie Valmikį, kuris užrašė Ramajaną. Žinote, ne? Ramajaną turbūt girdėjote. Yra tokie raštai. Buvo toks dėdė Valmikis, savo laiku jis buvo reketyras. Jis tiesiog apvaginėjo, grobdavo žmonės. Iš to gyveno pats ir maitino vaikus ir kartą kelyje sutiko teisingus žmonės, kurie ėjo savo reikalais. Stovėti, tuoj visus užmušiu, rankas kojas sulaužysiu, atiduokite pinigus. Išminčius jam atsakė, visų pirma, pas mus nieko nėra, o visų antra, tu suprask, tai, ką tu darai, tu tiesiog žudai save ir savo ateitį ir visą savo šeimą sunaikinsi. Klausė, kodėl? Mano profesija. Mano tėvas to užsiminėjo, visiškai jokių problemų. Sako, ne. Problema iš tiesų yra. Nes dėl to, kad tu suteiki kitiems kančias, tu atgimsi pragare. Ir tai bus atpildas už tą veiklą, kurią darai. Jis sako, o aš dėl savo šeimos uždirbinėjau, todėl tai nuima nuo manęs atsakomybę. Išminčius jam sako, ne, tavo šeima vis tiek nesutiks gimti pragare dėl to, ką tu dėl jų darai. Išminčius sako, nueik į savo šeimą ir paklausk, kas sutiks su tavimi išsidalinti tavo karmos atpildą, o mes tavęs čia palauksime. Jis sako, gerai. Jis atbėga pas šeimą ir klausia, kas su manimi išsidalins karmos atpildą. Aš jūs aprūpinu, o man pasakė, kad tai ne pats dariausias užsiėmimas. Ir visi jo šeimoje atsisakė. Pasakė, ne, mes su tavimi nesidalinsime, nes tai tavo pasirinkimas. Mums vienodai iš kur tu atneši pinigus. Tu atneši, o mes kaip ir nemastome apie tai. Jis grįžo, sako, taip, iš tiesų, niekas nenori išsidalinti mano karmos atpildo. Išminčiai sako, mes galime tau padėti.
Šis išminčius, kuris su juo kalbėjo, jis iš tiesų išminčius. Jis suprato, kad jeigu reketyrui jo aptemusioje būsinoje pasakyti kažkokią tiesą, jis vis tiek negalės praktikuoti. Tuomet jis sako, sėsk po medžiu ir kartok mantrą. Ir mantra skambėjo taip, mara, 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 mara. Ir sako, tu tiesiog sėdėk ir kartok šią mantrą mara. Jis atsisėdo ir pradėjo kartoti mantrą mara. Atrodytų, kokia keista mantra, taip? Tačiau, kai jis ilgai kartojo mara, 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 rezultate jis ėjo į tokią gilią meditaciją, kad po metų, kai šie išminčiai grįžinėjo atgal, iš ten, kur jie ėjo, jie žiūri, po tuo medžiu atsirado didelis skrusdėlynas. Ir Valmiki verčiasi kaip skrusdėlynas. Taip ir pavadino. Skrusdėlės pastatė ant jo tiesiog milžinišką skrusdėlyną. Tokiu būdu jį išsaugojo. O jis antiek ilgai įėjo į meditaciją. Jie išvedė jį iš meditacijos, davė jam naują vardą ir jis tapo šventu žmogumi, kuris ateityje po daugybės metų tapo Ramajanos liudininku ir užrašė šią knygą. Todėl mantra Om, nors iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, vis tiek iš mano požiūrio taško turės tam tikrą rezultatą. Tik čia klausimas, kiek ją kartoti. Patirtis rodo, kad kiek užsiiminėjome, 1,5 valandos tai tik apšilimas. Susirinka tam tikrą auditoriją, tai 1,5 valandos vyksta tik energijos susiderinimas, o tik paskui jau eina bendras toks labai stiprus darbas. Šiandieną mes taip pat pakartosime mantrą Om 0,5 valandos, berods pagal tvarkaraštį. Mes važinėjame, kartojame mantrą Om, kad supažindinti žmonės su šia mantros giedojimo kultūra. Na ir dar kartą papasakosiu apie mantrą detaliau ir bus pačios mantros praktika. Хочет, чтобы практика была активной, кто-то хочет, чтобы практика была более пассивной, менее двигательной. Нужно ли какое-то соотношение или просто свою концепцию, свое видение этого проводить? Потому что, конечно же, людям активно надо статические позы, людям пассивно надо активные. И как тут найти компромисс? Mano patirtis, kad iš viso reikia atskirti tarp pradedančiųjų ir pagrindinės grupės. Tai yra, pas jūs turi būti pagrindinė grupė, ten ateina žmonės, su kuriais jums malonu užsiiminėti, jiems malonu su jumis, ant vienos bangos. Pagal došas, įprastai nebuvau susidūręs, kad darytų išskirstimą, tai labai sunku realizuoti tvarkaraštyje. Toks laikas. Greičiausiai tokie klausimai kyla, kai pas jūs nėra suformuotos grupės, kuri jums yra pagrindinė. Greičiausiai. Ir be to, suprantate, kame reikalas. Jūs taip pat pirmus metus, apie 10 metų, kai vesite jogą, jūs susidursite su karmos atspindžiu dažniausiai. Jūs salėje susidursite su tuo, kas ir jūs tobulins. Todėl visos nemalonios situacijos, kurios kils, diskomfortiškos, jums tai jūsų tobulėjimas visų pirma. Neįmanoma pradedančiam jogos mokytojui atstatyti savo grupės taip, kad būtų jam patogu ir dar malonu. Taip nebūna. Diskomfortas 100% bus, nes diskomfortas ir yra tobulėjimo priemonė. Kai jums bus sunku kažką įveikti, tai ir bus jūsų askezė tobulėjime. Iš viso svarbiausi 4 dalykai, kuriuos jogos mokytojai privalo. Na, ne tai, kad privalo, tačiau jeigu jis nepasakoja apie šios 4 dalykus savo užsiiminėjantiems, tai iš principo jis gali blogai baigti ir jo užsiiminėjantys. Blogai baigti turiu mintyje iš dvasinio tobulėjimo požiūrio taško. Kame jogos pavojus, kokie jūsų variantai? Jūs jogos mokytojai, kas pavojingiausia bus? Ką galima gauti pavojingiausia iš to, kad jūs vedate ir dėl jūsų užsiiminėjančių. Lioša, galbūt tu žinai, tai nesakyk. Kaip save traumuoti? Kokie dar variantai? Tai vadinasi demonizmas, kai žmogus per jogą tampa demonu. Demonas tai vartotojas. Tas, kuris keičia pasaulį pagal save. Suprantate?
Jis aplinkinį pasaulį išstato pagal savo prioritetą. Tai demoniškas sąmonės darbas. Ir joga gali tokiam demonui duoti papildomas jėgas tam, kad jis toliau keistų pasaulį pagal save. Vėlgi, rekomenduoju pirminius šaltinius. Pats ryškiausias pavyzdys, įprastai tai Ravana, Ramos priešininkas. Iš tiesų mažai kas žino, jis buvo didingiausias jogas. Iki tol, kol jis tapo valdovu, tai žmogus, kuris pasiekė jogoje viską. Jis pasiekė maksimum jogoje iš viso, gavo maksimalų palaiminimų kiekį ir po to tapo neįtikėtinu demonu. Ir joga, be dvasingumo joga, ji daugina visų pirma demonus, vartotojus. Tai blogiausia. Todėl jeigu jūs nekalbėsite apie 4 dalykus, kurie gali būti kaip priemonė, kaip sakyti, profilaktika nuo demoniškos sąmonės žmoguje, nes pas kiekvieną žmogų yra demoniška pradžia, pas kiekvieną, niekas nėra laisvas iš jūsų nuo ego, niekas. Ir šis ego tam tikrame etape pas kiekvieną jogą skleisis. Jeigu jūs tam tikrame etape neįveiksite savęs ir nesivystysite, tai labai svarbu. Tačiau svarbu kalbėti apie 4 dalykus. Pirma, tai reinkarnacija. Užsiiminėjantis pas jūs privalo žinoti, kad egzistuoja atgimimų sistema. Antra, tai karma. Žmogus turi žinoti, kad jis neša atsakomybę už tos poelgius, kuriuos atlieka. Jūs jam pagidautinai paaiškinkite, kas yra askezė. Žinote, kas yra askezė, jogos mokytojai? Kas žino, kas yra askezė? Pakelkite ranką. Jūs jogos mokytojai ir jūs nežinote, kas yra askezė, taip? Kas yra askezė pagal jūsų suvokimą? Askezė, kai jūs kenčiate tam tikrus nemalonius dalykus ant kilimėlio, žmogus patiria diskomfortą. Tai askezė. Prie ko priveda askezė? Ką duoda? Kokį rezultatą? Kas žino? Tapas. Prisiminkite žodį tapas. Bet kokia askezė keičia energiją į tapasą. Ta gyvybinė energija, kuri yra grubi. Su jogos pagalba ją galima transformuoti ir gauti tapas. O tapas yra universali energija, kuri daro poveikį viskam. Ir žmogaus gyvenime, ir jo būsimame gyvenime. 4 dalykai, dar kartą pasikartosiu. Reinkarnacija, karma, askezė ir tapas. Jeigu šios 4 dalykus sakysite ir pasakosite savo užsiiminėjantiems, tai yra tikimybė ir pas jūs gyvenime viskas bus gerai, ir pas to žmonės, kurie ateis pas jūs. Jeigu jūs dauginsite demonus, atleiskite, kad taip sakau, nes šiuolaikinėme sociume demonas tai su dantimis ir kraują geria, taip? Na taip įprastai. Iš tiesų, ne. Demonas tai materialistas, kuris iš gyvenimo ima viską. Jeigu jūs su jogos pagalba tokius dauginsite, tai pagal karmos dėsnį žinote, kas su jumis bus. Nes tai, ką jūs duosite, įsivaizduokite, jogos instrumentas tai dvasinis. Šiame apgailėtiname pasaulyje iš jogos padarė fizinę kultūrą ir pardavinėja vakaruose. Ir jūs esate šios fizinės kultūros platintojai. Teisingai suprantu, be to pas jūs nepirks. Jeigu pas jūs nepirks jūsų užsiėmimų, jūs negyvensite šiame pasaulyje. Labai žiauri demoniška sistema, tačiau labai svarbu šioje sistemoje jums sakyti apie jogą svarbius dalykus, bent jau apie karmą. Puikiai suprantu, kad jums netgi ne visada duos tokią galimybę. Jūs nepatikėsite. Maskvos jogos studijose jogos mokytojams duoda pasirašyti, kad jie nekalbėtų apie dvasinius dalykus savo užsiiminėjantiems. Be pasirašymo jūsų neleis į salę. Tai faktas. Todėl, kad bijo, jog nepasakytų kažko. Pas juos biznis, jie įdėjo didelius pinigus, jiems reikia visą tai atmušinėti. Todėl dirba pagal šį demonišką vartojimą pasaulyje. Dar kartą pasikartosiu, draugai, dar minutę užsilaikysiu. Tai labai svarbu, kad jūs nedaugintumėte vartotojų. Nuo ko mes pradėjome mūsų pokalbį, kad joga duoda papildomą energiją. Šią papildomą energiją ligonis žmogus nuleidinės dar efektyviau. Žmogus atitinkamai sumažins savo gyvenimo resursą. Kuo žmogus daugiau mėgausis, tenkint savo potraukius, troškimus, prisirišimus, ambicijas, tuo mažiau jis pragyvens. Visi su to sutinkate, suprantate? Todėl absoliučia prasme, jeigu įmanoma, kalbėkite apie dvasinius dalykus, nebijokite. Tuomet jūs būsite, atleiskite, vos nepasakiau tokio pakylėto žodžio, tačiau kažkam tai gali rėžti ausį. Iš tiesų būsite šviesos kariais, kurie neša aptemusiems žmonėms, aptemusiais norais, tam tikrus teisingus amžinus dalykus.
Todėl, kad joga negali išmokyti blogo, tai neįmanoma. Tai, kad joga dabar išnaudoja fiziniams tikslams, na, toks laikas. Absoliučia prasme, jūs turite būti tiesiogiai suinteresuoti, kad jūsų užsiiminėjantis vystytųsi ne tik fiziškai, tačiau ir dvasiškai. Fizinis tobulėjimas niekuo geru žmogui nepasibaigs, jeigu pas juos nėra stogo galvoje, suprantate? Tai labai svarbu. Kitu atveju, niekuo geru jūsų gyvenimas nepasibaigs. Apie tai tiesiog sako patirtis. Jeigu jogos mokytojas veda tik fizo, visų pirma, jis neilgai bus. Visų antra, pas jį prasidės milžiniškos problemos ir su sveikata, ir su galva, dėl įvairių priežasčių, nes aukščiausios jėgos bus prieš tokią jogą, bendra prasme. Taip žiūrite į mane ir galvojate, kodėl taip? Pažiūrėkime konkretų pavyzdį. Yra jogos mokytojas, kuris moko fiziologinio aspekto ir duoda žmonėms sveikatą. Pas jį atėjo 10 žmonių ir jis jiems sako, dabar jūs tapsite sveiki, pas jūs bus sveikas stuburas ir jis jums duoda sveiką stuburą. Ir šie žmonės su sveiku stuburu, su jogos pagalba, kur jie eina toliau, deginti savo gyvenimo. Kokia karma grįž tam, kuris padarė jiems sveiką stuburą? Kaip jūs galvojate? Žodžiu, galimai šiame gyvenime jis netgi bus materialiai aprūpintas labai gerai, nes parduoti sveikatą yra labai lengva. Tai yra skelbimas, gražiname sveikatą su jogos pagalba. Lengva parduoti. Taip? Antras skelbimas. Joga tai dvasingumas. Kur atei žmonės, kurie žiūri televizorių? Žinoma, konkrečiai suprantama. Tačiau po mirties bijau, kad pas šį jogos mokytoją, kuris moko sveikatos arba pardavinėja sveikatą su jogos pagalba, gali kilti milžiniškos problemos, nes pas jį paklaus tam tikros tarnybos, kurios atsako už pasaulio balansą ir adekvačią jogą. Vaikinė, tu ko užsiiminėjai? Jis pasakys, sveikatą platinau. Tai gali pasibaigti labai dramatiškai. Dar kažkokie klausimai yra? Gerai. Prašau, užsiiminėkite, tobulėkite, labai puiku, kad pasirinkote kelią. Dar 2 žodžiai. Jogos mokytojo kelias visose pasauliuose skaitosi pati aukščiausia egzistavimo forma. Kad ir į kokį pasaulį be patektumėte, kaip vedantysis tarpininkas žinių arba metodikų, jūs visada rasite savo galimybę adekvačiai gyventi. Gerokai tobulesniuose pasauliuose 100% asmeninio tobulėjimo sistemos yra pirmoje vietoje. Tik žemose pasauliuose, panašiai kokiame mes su jumis gyvename, čia pirmoje vietoje yra materiali energija. Teisingai, suprantate? Gerokai aukštesniuose pasauliuose, ten pirmoje vietoje dvasiniai dalykai, o materialūs tik tarnauja. Duosiu pavyzdį. Įsivaizduokite gerokai tobulesnį pasaulį, kur nėra karų, kur nėra sunaikinimų, automobiliai atlieka savo funkcijas praktiškai amžinai ir ten gyvena sielos, kurios šioje planetoje vystosi. Jiems nereikia dirbti, nes jie pilnai aprūpinti ir jie gali užsiiminėti tik asmeniniu tobulėjimu ir visi aukštesni pasaulį tokiu būdu sudaryti. Todėl jūs šiame pasaulyje, jūs esate vedantys tarpininkai būtent šviesių pasaulių. Jūs platinate tobulėjimą per jogą, tai labai svarbu. Tai išskirtinai svarbu. Jeigu pas jūs yra tokia galimybė nenueiti nuo kelio, būtent jogos mokytojo, jogos mokymo kelio. Kaip Irina sako, labai sunku. Tiesiog sakau, kad jogos kelias tai aukščiausias kelias, aukščiausia forma visose pasauliuose. Ir jūs, kaip šios jogos studijos vadovė, žinau, kad pas jūs milžiniškas kiekis problemų, pas ką jų nėra. Kentėkite ir platinkite klubą, tai labai svarbu, nes jūsų mieste netiek daug jogos. Pakalbėjau su jogos mokytojais, puikiai suprantu vidutinę jūsų jogos mokytojų temperatūrą. Gerai, kad bent tai yra. Tai labai svarbu. Na ką, draugai, užsiiminėkite, tobulėkite ir pas jūs bus gerovė, ir pas jūsų užsiiminėjančius bus gerovė. Galų gale šis pasaulis bus geresnis. Kokias išvadas padaryti iš šios paskaitos, kas svarbiausia yra jūsų kelyje? Pakartokime.
Dėl jūsų, kaip jogos mokytojo. Nesustoti. Kas dar? Adekvati energija. Taip, kaip ją gauti? Asmeninė praktika. Visi prisiminė. Gerai, šiame kelyje pas jūs būtinai bus tobulėjimas. Dėkoju.